Tai va, kur tam baigiam? Aš noriu širdžiai padėkoti už jūsų ištikimybę mano kontentui. Ne, šiaip labai ačiū. Pasiekėm 1000 subscriberių ir kas geriausia kopiam į viršų toliau. Jau tam, man atrodo, vienas beveik 1100 beveik. Kur prieš porą mėnesių dar buvo vos 600. Nu, vos, irgi daug. Bet dvigubinam realiai skaičius. Ir ačiū jums labai už tai. O aš noriu pasidalinti mažu recapą savo kelionės, kaip aš čia atsidūriau ir ką aš pasiekiau ir kas čia vyks. Tai pradėkim. Taigi, viskas prasidėjo nuo šito video. Vilniui gyvenu jau arti 8 metų. Per 8 metus turiu visiškai nieko. Santaupų karteliai turiu 6 eurus. Kasmet kelios algą, bet vis tiek gyvenu nuo algos iki algos. Nėra gerai man čia, tikrai nėra gerai. Dirbu apskaitoj, pabaigęs veterinariją. Viskas jaučiasi super nenatūraliai. Kažką reiks daryti. Ir nusprendžiu kažką keisti savo gyvenime. Gyvenau Vilniui, dirbau apskaitoj. Labai nerekomenduoju tokios specialybės imti, jeigu nemėgstat sėdėti prie kompo ir žiūrėti į Excelį 9 valandas per parą. Bet dirbau tokį va darbą. Heizelkam. Tada sugalvojau, kad noriu auginti vištas. Ir galvoju, kaip aš tai galiu pasiekti. Pagalvojau, kad man reikia vietos, kur tai darysiu. Ir principė viską. Tai reikia pradėti ieškoti vietos. Tai pradėjau ieškotis vietos. Tada pagalvojau, o iš vis matematiškai, ar čia gaunas, ar nesigauna. Pasiskaičiau, kiek kainuoja užauginti broilerį viščiuką, kiek jisai gali kainuoti, kokie būtų papildomi kaštai jų auginimo. Ir sakau, blemba, kad uždirb bent jau tiek, kiek korporacijų uždirbo ir aš patenkintas. Tada atradau tokį dalyką kaip nacionalinės mokėjimo agentūros jaunojo ūkininko įsikūrimo parama. Sprendžiu, kad čia ir kažkas, į ką aš turiu fokusuotis ir pagal tą programą pradėti savo veiklą. Tai grįžau pas tėvus, dirbau nuotoliu, biškį sutaupiau pinigų, su paskola nupirkau sodybą. Nupirkęs sodybą, nusipirkau 50 viščiukų ir pabandžiau juos užauginti. Pavyko. Kitais metais bandžiau užauginti biškį daugiau. Irgi pavyko. O tada nusprendžiau pildyti jaunojo ūkininko įsikūrimo paramą ir gali pamatyti šitus epizodus, kaip man tai sekėsi. Bet principė parama paėjo. Nemeluosiu, atsikrausčius į vienkiemį, kartais būna sunku. Vis tiek tą tokį kinda vienišumo jausmą tu jauti ir plius darai darbus, ko gyvenime nesi daręs. Tai turi visiškai pasikliauti savim arba turėti šiokios tokios pagalbos, patarimų ir panašiai, kas gali būti, pavyzdžiui, sveiki. Ir turint gerą bičiulį, kuris kažkiek nusimano apie ūkininkavimus. Ir nebijo man patart. Viskas gaunasi neblogai. O dabar grįžtam prie recapo. Tai va. Nusipirkau sodybą. Iš prieglaudos pasiėmiau Jerry. Po gerą mėnesio iš Lenkijos atvažiavo Hazel. Gali šitam video pamatyti. Istoriją apie šuniukus. Senelis nupirko traktorių. Traktorium iš pradžių dirbau su freza. Gali šitam video pamatyti. Tada aš įsiprezavau laukus.
kas nėra tobulai, nes pasirodo, tada negali didesnės technikos nevaryti, nes minkšta. Tai turėjau problemų su žolės pjovimu. Vienais metais nupjovė kaimynas, nes seniau dar dirbdavo čia laukiukų galiukus. O kitais metais bandžiau pats ir nesigavo niekas, nes gali pamatyti šitam video, kaip sekas man su žoliapjom ir panašiai. Tada kiti darbai, kaip medelių sodinimas, arimas, kultivavimas, valavimas, žolės sėjimas. Visi šitie darbai mokaus pirmus kartus tai daryti. Ir pavyksta, kažkas pavyksta. Gal netobulai, gal yra žmonių, kurie tyčiotos iš mano arimo, bet pavyksta, ką žinau. Tai jo, principe, per 1,5 metų, nuo tada, kai pradėjau jaustis geriau, kasdien jaučiuos vis geriau, viskas yra afigienai, tai pasidalinau maždaug kokią turinio galėjot pamatyti anksčiau ir įdomu, ko norėtumėt ateityje. Aš būčiau suinteresuotas derinti su jumim, ką jūs norit pamatyti ir ką aš noriu parodyti. Tai duokit žinot, pakomentuokit, palaikinkit, kas patinka, dislaikinkit, kas nepatinka. Ir surasim aukso viduriuką, ką jūs norit žiūrėti, o ką aš noriu daryti. Eizalkam. Dar žiema, darbai bišk pristoja, vyksta biurokratijos. Skatinu žiūrėti ankstesnis turinį, jeigu jo nematėt. Pasistengsiu šitame video prisek daug video, kad vos ne šitas archyvinis video būtų. Dabar einu pabaigti stumdyti sniegą, nes vėl prisnigo ir savaitgaliauti. Tai linkiu jum geros kloties, laimės, meilės, džiaugsmo ir geros kloties. O aš bandau vėl užsivest traktorių ir pabaigti darbus. Skatinu toliau žiūrėti mano video ir sakyt, kas patinka. Tai sukursim video, ką norėsi žiūrėti kas sekmadienį. Iki! Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini, pasidaro širdį, kaip kokiam obuoly, pragramdytoj aky.